Sveiki visi! Sveikinusi su jumis iš savo ginklų kambario, iš tokios improvizuotos studijos Rūsy pas save namuose. Na ir šiandien startuoju su video ne apie termovizorius, ne apie naktinio matymo taikiklius, ne apie priedėlius, o apie savo naują ginklą. Noriu papasakoti, kaip aš tą ginklą įvedinėju į eksploataciją, kaip aš jam valau vamzdį, kaip poliruoju, kaip statau dieninius termovizorinius, naktinius taikiklius, kaip išaudinėju, kaip suvedinėju savo prietaisus balistiką, galų gale kaip gaminu šovinį, kaip jį parinkinėju, na ir kaip einu medžioti ir tikiuosi kažką sumedžioju. Na ir kalbant apie patį ginklą, kodėlgi aš išsirinkau būtent Steel Action, o ne kažkokio kito, gal labiau žinomo gamintojo ginklus, juolab, kad iš tikrųjų tų tiesinių spinų čia paskutiniu metu gana gausiai uždarėjo. Iš tiesų, Steel Action'o pavadinimas gal nieko labai nesako, bet už Steel Action'o stovi gana žinomos ginklų konstruktorių pavardės, kas įkvėpia šiokį tokį pasitikėjimą pačiu ginklu ir jo konstrukcija, ir jo spinos konstrukcija. Vamzdis. Vamzdis yra Lothar Walther. Kalbėti apie Lothar Waltherį kaip vamzdžių gamintojo prasmės nėra. Žinom, didžioji dalis, dauguma žinom, kad tai yra kokybiški vamzdžiai, kad tai yra daugiametės tradicijos vamzdžių gamybos. Kitas dalykas, visas ginklas pats yra plieninis. Ta prasme, čia nėra jokio silumino, nėra jokio aliuminio, yra išfrezuota pikotinio tvirtinimai ant dėžutės. Žodžiu, viskas kaip ir atitinka mano poreikius, nes mano visi taikikliai yra ant pikotinio tvirtinimo. Nuleistukas. Nuleistukas yra reguliuojamas nuo 0,5 kg iki 2,5 kg, tam diapazone, ir savo tos kačiarkos ilgos, kurią aš turiu, reiškia, nešiojusi mišką, ten mažiau negu kilogramą aš sureguliuoti nesugebėjau. Ginklo ilgis. Buvo galimybė užsisakyti 45 cm ilgio vamzdį, ką aš ir padariau, ir, kadangi pats užtaisinėjau šovinius, manau, kad šovinį aš jam parinksiu. Buožė. Čia yra riešutas, čia tikrai ne laminatas, čia yra riešutas. Na ir man buvo labai svarbu keliamą pažandę. Ta prasme, ten tų variantų buožių, nežinau, ten gal 30 kokių buvo, tai vat aš išsirinkau tokią buožę su kilnojimo pažandė, dėl to, kad mano taikikliai ir ten termovizorinis, dėnis visiems skirtingų aukščio laikiklių, tam, kad ten jų diametras skirtingas. Na ir tam, kad aš galėčiau maksimaliai patogiai medžioti su savo ginklu. Ne paskutinėje vietoje yra vamzdžio juodinimas. Ta prasme, viso ginklo juodinimas yra darytas kriogeniniu būdu, kas teoriškai turėtų neleisti jam rūdyti. Nes, grįžus iš medžioklės, man žiauriai patinka eiti miegoti, o ne ginklą valyti, ten po lietaus ar ten, kai gauna vandens. Ir ten ne pats geriausias garsas, kai tu ten neišvalęs ginklo padedi kažkur į ten seifą ar kažkur ir naktį girdi chrum, kaip rūdis tavo vamzdį graužia. Čia, ne pats geriausias ausims dalykas. Tai va, lietuvė metalinė yra galimybė užsisakyti. Čia yra 5 šovinių, 2 eilių lietuvė, yra galimybė užsisakyti 10, aš ir užsisakiau, tiesą pasakius, 10 šovinių lietuvė. Na ir pati spina, konstrukcija, čia yra 3 kumšteliai užrakinimas, spina tokia, besisukanti, čia kažko labai ypatingo nesugalvosi. Tai va, tai tiek tų priežasčių, kodėl aš išsirinkau Steel Action. Pagrindinis dalykas, ką šiandien noriu jums parodyti, ne tik papasakoti apie naują ginklą, bet noriu parodyti, kaip aš įvedinėjau vamzdį į eksploataciją. Galima tiesiog paėmus ginklą iš dėžės, važiuoti į šaudyklą ir bandyti šaudyti, ir didžiąją dalimi atveju tas turbūt pasteisins, nes ginklas jau rinks grupę. Kita vertus, turėjau gana liūdnos patirties su keliais savo ginklais, kada ginklas tiesiai iš dėžės man visiškai nerinko jokių grupių. Ta prasme, grupė, jeigu čia yra grupė, tai rinko grupė. Ir manęs tas netenkino. Ir bandžiau ten ir vienus šovinius, ir kitus, ir trečius, ir skirtingos svorio kulkas, ir skirtingų gamintojų šovinius. Ir niekas neveikė. Ir ten buvo realiai kokių, 80 šūvių padaryta. Važiavau pas ginklininką, sako, tu pabandyk išsipoliruoti vamzdį. Sakau, tai ką tas poliravimas duos? Ir sako, pabandyk išsipoliruok, tau pastą, tau reiškia, paaiškinau, kaip tą daryti. Grįžau namo, nors tokį didelę dalim nepasitikėjimo, tą vamzdį aš poliravau. Beje, tas ginklas blazeris buvo. Ir po poliravimo
po visos tos procedūros, ką mums patarė ginklininkas, ginklas pradėjo rinkti grupės ir pradėjo rinkti grupės su keliais skirtingais šoviniais. Todėl aš dabar net ir įsigijęs naują ginklą, nesvarbu ten koks gamintojas, ar to ginklo, ar patikimas, nepatikimas, žinomas, nežinomas, man visiškai vienodai. Aš visus savo ginklus naujus, savo kolegų, savo draugų naujus ginklus, visiems sakau labai paprastai. Hebra, atvažiuokit pas mane, mes išvalysim vamzdį, mes jį išpoliruosim, nuvažiuosit į šaudyklą, šausit vieną šūvį, grįšit pas mane, vėl išvalysim, vėl išpoliruosim, nuvažiuosit į šaudyklą ir bus galima šaudyti ir beveik garantuotai ginklas pradės rinkti grupės. Tokia istorija buvo, ne, su vienu ginklu, na ir aš tiesiog nebedarau kitaip. Ta prasme, atvažiavo naujas ginklas, aš jį tvarkau, aš jį poliruoju, vedinėjau vamzdį į eksploataciją ir man viskas veikia ir ginklas praktiškai visuomet renka, įmanomas geriausias grupės. Žinoma, tai nebūtinai daryti kiekvienam ginklui, bet aš esu įsitikinęs, kad net ir pačiam vamzdžiui nuo to poliravimo pradinio yra sveikiau, nes žinau, ten draugai turi net ir nusipirkę kameras, kur galima žiūrėti vamzdžio graižtvus ir jie tą daro. Todėl šiandien apie vamzdžio poliravimą, valymą, kaip aš tą darau. O sekančiuose videos jau pasakosiu apie optinius taikiklius, apie jų montavimą, apie šovinio parinkimą ir taip toliau. Ok, nuo ko viskas prasideda? Aišku, nuo spynos ištraukimo, čia nieko sudėtingo nėra. Nieko sudėtingo čia nėra. Spyna išsitraukia, beje, spyną aš irgi išsiplaunu, išsivalau ir tada sutepu, nusiimu spyną, išsisuku 2 varžtus ir atskiriu vamzdį nuo buožės. Ką darau toliau? Toliau pučiu putas į vamzdį, laukiu, kol putas iš vamzdžio galo pradės tekėt. Va, viskas. Aišku, čia gal nelabai gražiai. Ir va taip užkišu vamzdžio galą ir pastatau o taip vertikaliai, kad stovėtų šautuvas kokį geras 30 minučių. Ant šompalo dedu valymo servetėlę po pusvalandžio ir prastumiu vamzdį. Prastumiu pro vamzdį šompalo ir viskas. O taip. Dabar laukia ilgas valymas. Nes, viduje yra vario ir reikia nuvariuoti, reikia nuvalyti visą tą mūsų supurkštas putas. Tai va, viską valiau tol, kol servetėlė. Maždaug tokia. Nėra čia idealu, bet beveik. Tada imu vailokiuką dedu tiesiog ant kito šompalo, man tai patogiau. Vailok ant kito šompalo. Labai jo nespaudžiu, tai prasme, kad nesustorinti. Užsuku galiuką, kad vailokas man laikytųsi ir nenukristų. Nespaudžiu be proto. Ir ką darau toliau? Toliau darau va taip. Ir tepu pastą. Pastos nebūtinai reikia labai daug, svarbu, kad jos būtų ant viso vailoko. Kokią naudoju pastą, kažkada senai pirkau ginklų parduotuvėje, jų dabar yra pačių įvairiausių. Čia pasta yra skirta ginklo valymui, su abrazyvu. O, tokia. Darau toliau, o tai pasiimu šompalą su visu tuo vailoku. Na ir o tai pirmin atgal 200 pratraukimų. Pratraukimą aš skaičiuoju pirmin atgal, tai yra vienas pratraukimas. Toliau. Servetėlę.
Aš naudoju VD40, galima naudoti balistolį, belia kokį kitokį tepalą. O taip, purškiu į vamzdį. Ir tiesiog pačiu paprastuoju būdu, matai va, vamzdį valau. Kas kartą vis pakeisdamas servetėlį. Ta darau tol, kol servetėlė bus beveik švari ir netepaluota. Ginklą jau surinkau po pirmo poliravimo. Priminsiu. Išsirinkti, išsivalyti vamzdį su aktyviom putom iki sausai, tada su poliravimo pasta, 200 pratraukimų ir viską išvalyti gražiai, ten tada tepaliukas, viskas išsivalom sausai, susirenkam ginklą, važiuojam į šaudyklą, arba į plotus, jeigu plotuose gyvena, darom vieną šūvį ir procedūrą kartojam 100 kartų ir tada jau bus galima montuoti taikiklį ir važiuoti į šaudyklą. Tai šitoks šiandien video, tikiuosi, kad jums padės. Aš ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad čia negalėjau naujo šautuvo prišaudyti, net ir iš patyrusių medžiotojų. Tikiuosi, kad šitas video jums buvo naudingas, kad radot šio to naujo ne tik tai jauni medžiotojai, bet ir patyrę. Ir susitiksim jau montuodami taikiklius. Visiems geros dienos. Čia buvo Rokas. Ate.